diena, Nacionalinės viešbutis. Sveiki. Sveiki. Kada turėtumėte laisvų dienelių? Kiek reikia ir kada? Čia būtų ko gero kitam savaitgaliui. Kitam savaitgaliui, žinokit, nieko neturiu. Nieko. Nes jeigu čia šnekam apie gegužės 10-11, tai tikrai žinokit, ne. Tuoj palaukit, aš tada... O po gegužės 15 jau yra tada vietų, taip? Po 15 taip yra. O dabar žiūrėkit, čia matot, bus 16 žmonių, čia brigada bus. Na, žiūrėkit dabar, ar būtų įmanoma pasikalbėti dėl nuolaidėlės. Nes matot, mes prie šito statinio, prieš daugybę metų su visa brigada dirbom, ten tokių prikolistų buvo, kaip sakoma. Tai pavyzdžiui, ar čia būtų įmanoma, ar čia man jūs su direktorė kalbėtis, ar kaip daryti? O kokia įmonė, prašau? Čia UAB Primastogas. Žiūrėkit tenai. Ir apie kokį skaičių šnekam, tą 16? Tai būtų 16 vyrų. Ir kuriam laikotarpį? Ta prasme, čia būtų nuo gegužės 15 iki 16, tą vieną naktį. Dabar žiūrėkit, mes pas jumis ateitume su įranga, su gulšiukais, su metrai, žiūrėkit. Ar tai būtų įmanoma, kad ir nuolaidėlė būtų pritaikyta? Nesakau, visgi brigada čia normali. Mes turim, žinokit, dviejų tipo kambarius. Yra vieni pigesni, kiti brangesni, tai čia jūs teisė rinktis. Šiaip kambario kainos su patogumais yra dušų kambariuose kainuoja 50 eurų, bet dažnai renkasi dėl vienos dviejų naktų, žinokit, įmonės ir labai įmonės mėgsta tuos kambarius su bendrais dušais ir tualetais. Jų kaina yra 30 eurų už kambarį ir gyvena vienam kambarį 2 žmonės. Bet tai dabar... gaunasi žmogui 15 eurų. 15, bet dar viena, dėl vienos išimties klausimas, nieko, mes ten visi, su cemento apdribę ateitume, nes vis tiek žmonės po darbo. Ne, žinokit, ten yra tikrai jau ten, padarytumėm taip, kad izoliuotumėm tą aukštą jum, tai jūs ten ir būtumėt, žinokit, tai ten susitvarkysim jau. O dabar žiūrėkit, kokios būtų sąlygos ten, ar vis tiek, jeigu sakot 15 eurų nakčiai, tai nebus ten visokių kasekų pridaryta, ten, kur duris neužsidaro, yra tekę būt, kur lova iškritus visą. Ne, baikit juokus, žinokit, nesenai pasidarėm mes čia remontus prieš porą metų, tai tikrai nėra nieko tam panašaus. Iš tikrųjų, tai kviečiu apžiūrėti, jeigu lankytumėtės čia kada nors. Bet tai žiūrėkit, ar neatsimenat prieš kokią 10 metų, o ne mūsų įmonė tenai darė tos remontus, žiūrėkit? Ne, žinokit, aš nedirbu čia 10 metų. Tai tikrai ne, ir mes remontus darėme tikrai dabar šviežiai prieš porą metų. Supratau, dar tada klausė vienas kolega, ar būtų įmanoma, vis tiek prisidegti tam viešbutį, ar ten jau yra taisyklė, kad, jau į lauką eit. Ai, ne, žinokit, tai balkonas turi kiekvienas kambarys. Ai, balkonai yra, taip? Taip. Balkonai yra, taip? Paskui, nes žiūrėkit, kažkada buvo balkonas, ir iškrito vienas čigonas, draugas ten. Ne, bet juokauju, tai iš tikrųjų, žiūrėkit, mes tada pasitarėm su ta savo brigada ir manau, mes jums tada paskambintume. Bet sakėt, kad galimybė būtų 15-16 dienomis, taip? Taip, 15-16 būtų, viskas tvarkoja, žinokit, ir tada siūlyčiau tą po 15 eurų žmogui. Taip. Ir su tais balkonais, ir yra bendra virtuvėlė. O tenai, ta prasme, jau kokį spagetį bus, ar ten jau patys turim daryti? Čia jau bendra virtuvėlė, tai jūsų fantazija, ką aš ten gaminsite. Ai, tušonkės. Žiūrėkit, o pirtelė ten yra kokia, ar baseinas, žinokit, paplaukit kažkaip. Vis tiek Taip yra. Ai, yra? Taip. Ai, tai žiūrėkit. Tai žiūrėkit, gal rimtai ir bandysim čia.
Tai gerai tada, ačiū Jums, mes tada pasitariu dar su brigada, susakau jiems visas tas sąlygas ir tada... Pasitarkit taip ir tada pasitvirtinam, jeigu jums viskas tinka, tada elektroniniu žinokit lauksiu laiško. Aha. Ir tada susirašytumėm jau elektroninį. Tai tada Jums... Tai tada Jums... Ta kažkokia iš ankstinė bus vis tiek išsiusta, žinokit, dalinai kažkurios sumos, kaip garantą mum, kad tikrai atvyksit. Tai gerai, Jums tada... Mažas jūsų skaičius. Taip, tai vis tiek susisieksim. Tai tada aš Jums parašysiu laišką nuo brigadas tasa ir tada mes jau tada... Ar jūs turit mūsų elektroninį, ar jums gal žinutę atsiųsti? Į internete mačiau vyrą kažkur tai susirasiu. Taip, hotel.lt, tai čia sudėtim. O kaip tas eta pasispaudžia? Ten bus ant klaviatūros ar ten galima nukopijuoti, nes... Ant klaviatūros, taip. Ai, nu gerai tada Jums. Nu, ačiū tada, geros dienelės Jums, ačiū, kad... Jums taip pat, ačiū. Nu, jau su brigada lėksim, tikriausiai. Gerai, visą. Ačiū, bet Vo, su brigada atvažiuojam.